Diagnozė dažnai pakeičia ne tik planus, bet ir šaldytuvo turinį. Kai kalbame apie sveikatą ilgam, vis dažniau girdime du žodžius – uždegimas ir oksidacinis stresas. Norisi gyventi ir žinokit, kaip baisiai benuskambėtų, bet sako, va to negalima, negi kažkokio malonumo gyvenime nors paimsi visiškai ir atsisakysi. Tai negalima tam tikro maisto, esu iš kaimo, tai mes valgydavom lašinius, agurką iš kiemo ar morką apsivalėjai ir pavalgiai, kažkur nepaserviruota ir nedezinfekuota ant žolės atsisėdai rankom visom lauke ir viskas buvo gerai ir jokio cholesterolio ir nieko. Nežinau, kas dabar vyksta, tai kažkas baisaus, aš nežinau. Nes, taip nesinori dar senti, bet taip griūni. 2 vaikų mama Lina prisimena, išgirdus diagnozę gimdos kaklelio vėžys, pirmiausia apėmė šokas, o kartu natūralus klausimas – kas toliau? Nedaug dieve manęs neliks, vaikai patys neužaugs, kad aš čia isterikuosiu. Tai reikia imtis, eiti ir galvoti, ką daryti. Nes niekada nepasakysi tai, kad nieko nedariau ir viskas savaime pasidarė. Čia tokia liga, tokia problema, kuri bet kuriuo atveju pati neišnyksta. Linai pasisekė, liga buvo nustatyta anksti, kai sprendimų dar yra daugiau nei nerimo. Pakako 2 operacijų, kad gydymas būtų efektyvus. Ačiū Dievui, 21 metai, esu tikroji remisijoje ir kol kas, ačiū Dievui, gerai. Nežinau, ant kiek ilgai bus, bet duok Dieve, kad iki pabaigos būtų gerai. Lina sako, po tokios patirties prioritetai susidėlioja labai greitai. Pirma, tikrintis laiko. Gimdos kaklelio vėžio diagnostika leidžia nustatyti iki vėžinius susirgimus ir ankstyvas vėžio stadijas, tuomet, kai galim tikrai pilnai išgydyti pacientą. Nes didžiąją daugumą gimdos kaklelio vėžio atvejų sukelia virusas ir todėl dabar vykdomos plačiai yra tos gimdos kaklelio patikros, iš kurių išaiškėja, ar moteris yra viruso nešiotoja to pavojingo, kuris gali sukelti vėžį, ir ar moteris yra padidintos rizikos grupėje dėl gimdos kaklelio vėžio. Aišku, pagrindinis veiksnys yra žmogaus papilomas, niekur nepabėgsi, bet yra ir kiti veiksniai, kurie kartu sudėjus su žmogaus papilomos virusu, jie tada sudaro gerą duetą. Tai pavyzdžiui, imunosupresinės ligos, kada imunitetas yra supresuojamas, rūkymas, žemas socialinis sluoksnis, didelė lytinių partnerių kaita. Aš manyčiau, šiaip turėtų 2 akcentai būti pagrindiniai. Tai yra ta pirminė prevencija, tai yra skiepai, ir antrinė prevencija, profilaktika ir lytinio gyvenimo higiena. Tai tikrinausi tada, kas pusę metų tikrinausi ir kas metai. Bet dabar, kadangi visos tos programos yra, tai be abejo, jau viskam pasiryžus einu tikrinuosi. Antra taisyklė – daugiau dėmesio tam, kas kasdien atsiduria lėkštėje. Kai maiste trūksta polifenolių ir antioksidantų, gali stiprėti uždegiminiai procesai ir oksidacinis stresas, tarsi nematomos rūdys organizme. Labai lengva įsivaizduoti, kad rūdyja bet koks metalinis daiktas. Ant jo užlyja ir tas rūdis tai yra oksidacija. Tai reiškia, mūsų organizme irgi vyksta oksidaciniai procesai. Ir įsivaizduokit, kad mes skatinam rūdymą savo organizme. Tai be abejo, tai nėra sveika. Jeigu rūdis užgraužia kažkokį tai metalinį daiktą, žiūrėk, jisai ima ir sugenda ir sulūžta. Tai taip ir organizme irgi tie procesai, tie oksidaciniai procesai, jie sutrikdo labai daug veiklų. Metai prideda patirties, bet imunitetui dažnai reikia daugiau palaikymo nei anksčiau. Reikia žinoti taip, kad žmogaus papilomas virusas iki 30 metų, dėl to, kad yra labai geras imunitetas jauno žmogaus, jisai savaime atsivalo ir atsivalo iki 90% savaime. Tai jis netrukdo nei gyventi, nei svajoti nieko. Metams einant, imunitetas mūsų nebėra toksai jau stiprus. Tas žmogaus papilomos virusas, jisai
nėra tiek baisus, kol jis nepradeda, kaip aš sakau, gandinti tų ląstelių ir keisti tas ląstelės normales į nenormaliom. Tiesiog reikia žinoti, kad jeigu tu jį turi, tai tu visada turi žinoti, kad tu turi lankytis, žiūrėti, stebėti ir neprarasti, kaip sakant, to budrumo. Polifenoliai vienos labiausiai tyrinėjimų augalinių medžiagų siejamos su ląstelių apsauga nuo oksidacinio streso. Pomitė kompleksas jungia 4 polifenolių šaltinius, analizuotus klinikiniuose tyrimuose kartu su Jungtinės karalystės Kembridžo universiteto mokslininkais. Praktiškai visos daržovės tai yra apsauginis daržovių ir vaisių mechanizmas, kuris apsaugo juos, kad jie galėtų išgyventi ir pasidauginti. Ir pastebėta, kad žmonės, kurie vartoja šitos augalinius visus tos apsaugos mechanizmus, pasisavina savo mūsų ląstelės, taip pat jos sugeba pasisavinti polifenolius, flavonoidus ir kitus įvairiausius ingredientus, kurie apsaugo ląstelę nuo oksidacinės pažaidos. Lina juokauja, svarbiausia ne idealus meniu, o tai, ko laikomės ilgiau nei savaitę. Pomitė tapo paprasta kasdienės rutinos dalimi. Papildai atsirado, tai jau žinokit, 10 metų, tai aš galvoju, jeigu nedaugiau. Kiek ir domėjausi, kad tai yra ir moksliniai tyrimai atlikti, tai ne šiaip yra kapsulytė, kad kažkas yra tiesiog, sudėta kažkas ir viskas. Tai čia yra pagrįsta netgi moksliniais tyrimais. Čia labai yra patogu, todėl kad nereikia tau atskirų ant tų patiekalų pirktis dėtis. Ir galų gale tai nepamiršiai, įsidėjai į rankinuką. Į automobilį vežiesi, jeigu užmiršai namuose išgersi pakeliui arba į darbą atėjusi. Ne taip, kad žaliąją arbatą reikia pasidaryti, brokolį pasigaminti ir taip toliau. O čia įsimeti į rankinę ir jinai visada pakeliui. Tai čia viskas yra viename. Granatai, brokoliai, žalioji arbata ir ciberžolė. Skirtingi polifenolių šaltiniai papildantys vienas kitą. Tame ir slypi pomitė komplekso išskirtinumas. Jie turi skirtingų antioksidantų, skirtingų tų polifenolių, skirtingų flavonoidų. Tai yra labai gerai, nes granatai yra kaip stebuklingas visiškai vaisius, kuris labai padeda esant kažkokiem tai pakitimam ląstelėje ir, galima sakyti, gydo vėžį. Lygiai taip pat yra su ciberžolė, lygiai taip pat yra su žaliaja arbata, brokoliu. Tie yra labiausiai pilni tų antioksidantų. Brokolis dar turi įvairiausių tokių sulfitų. Ten visur yra tie ingredientai, kurie padeda ląsteliai apsisaugoti nuo priešo, o priešas yra šiuo atveju vėžys. Lina sako, pomitė pradėjo vartoti dėl vienos priežasties, bet ilgainiui pastebėjo ir kitų teigiamų pokyčių. Čia buvo prieš 5 metų. Abiejų kelienių sąnarių uždegimas buvo. Tai beprotiškas skausmas. Aš gal metus ir 2 mėnesius praktiškai vos vaikščiau, yra labai ant didelių stiprų nuskausminamųjų. Taip, taigi byra viskas, kaip jau su skranduku, tai irgi ir tuos visas gerasias bakterijas geriu ir visa kita jau iš tikrųjų, nes čia dabar kaip tie skausmai visi prasidėjo, aišku, spaudimas visą gyvenimą buvo per mažas, žemas, dabar jau aš jį turiu jau su kaupu. Sakau, kad turtinga, tai turtinga visame kame. Domėtis pradėjau, žiūrėti, kas nuo ko, kas daugiau padeda, lygiai taip pat ir tokios visokios ciberžolių kokteiliai dėl kraujagyslių, kadangi turiu problemą ir su šio dalyku. Tai nėra labai skanu išgerti ir nėra labai gerai malonu. Čia iš vis tobula yra kapsuliai, nei tau kažkoks skonis, nei tau kažką plakti. Paprasčiau kapsulį išgerti ir viskas. Smegenų veiklai, tom pačiom kraujagyslėm, tiem patiems sąnariam. Tai žinokit, jie jau reikalingi. Lina neslepia, pomitė tapo įpročiu, kurį planuoja išlaikyti ir toliau. Bet kuriuo atveju kitaip jautiesi. Aš nesakau, kad tai paima tas papildas ir tave jauną ir naują padaro. Tai čia be abejo ne,
Bet taip, jauti vis tiek, bet kuriuo atveju. Pavyzdžiui, pas mane daug metų protinis darbas. Reikalinga darbui ta atmintis ir kada jau jinai tau blogėja, silpnėja, be abejo, gal keistai nuskambės, auksinės tabletės nuo nieko nėra. Bet pradedi papildus naudoti ir galiu iš patirties pasakyti, kad tikrai, kaip aš sakau, pradeda smegenėlės kažkaip dirbti, kažkiek tai, pati pajunti, kad kažkas kitaip.